Kauno jaunimo organizacija ir žygeivių klubas ketvirtadienio popietę pilnai įgyvendino savo užmojį. Akcija Dviratis Kaunas ir aš. Sumanimo organizatoriai sako neprotestavę. Tiesiog norėjo atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį, jog dviračių takų plėtra Kaune vyksta labai vangiai. Nors šiemet biudžete jų infrastruktūrai skirti 700 000 litų. Kauno technologijos bei Vytauto Didžiojo universiteto studentų. Dalyviai teigia, kad tai ne protesto akcija, o tik noras atkreipti valdžios dėmesį į egzistuojančias problemas. Tokias kaip skiriamųjų ženklų ar net pačių dviračio takų nebuvimas reikiamose vietose. Vis dėlto problema, kad ir centre reikia rišti dviratį prie stulpo, tai nėra malonu, tai jau geriau būtų specialios vietose, tai būtų tikrai efektyviau. Akcijos dalyviai Kauno miesto merui bei susisiekimo ministerijai surašė kreipimąsi dėl dviračio takų infrastruktūros vystymo, deja, kurį įteikė tik vicemerui Stanislavui Buškevičiui. Viena iš problemų studentų manymų, jog didelius atstumus tenka įveikti važiuojamąją kelio dalimi, o tai sudaro nepatogumų vairuotojams, gan rizikinga ir patiems dviratininkams. Tačiau vicemeras sako, kad artimiausiu metu pokyčiai neįmanomi. Žinote, čia nuo sovietmečio, kai buvo miestai projektuojami, nebuvo projektuojami, numatomi jokie dviračių takais. Čia yra paveldas iš okupacijos laikų. Na, su laiku viskas bus ištaisyta, bet reikia tam laiko ir lėšų. Nuo Kauno technologijos universiteto dizaino ir technologijos fakulteto miesto centru dviračiais važiavęs jaunimas ir sėkmingai pasiekęs valdžios rūmus džiūgavo, kad akcija vis tik pavyko. Jie bent jau susilaukė teigiamos reakcijos iš valdžios vyrų, kurie tvirtina, kad yra nuosekliai dirbama gerinant dviračių takų infrastruktūrą. Mat šiemet Kauno ižde jų plėtrai numatyta skirti 700 000 litų.